kas čia vyksta? Čia Army Day festas vyksta, tai yra kasmetinis, ataskaitinis Army Day festivalis. O tai va, sakykime. Pernai kariuomenę pristatėm, šiemet spec tarnybas pristatinėjom ir jau rodom savo šiek tiek veiklos. Viešbutis mūsų stovi, tyras stovi, galit veidus pasidažyti. Čia mūsų rimčiausia publika, patrankos, šauliai. Žodžiu, dirbam, džiaugiamės, švenčiam. O mažyčiai nais, ant žemės į kulkos. O tai visą dieną, ten atgal. Tai mano yra svajonė tokia padaryti timeliną tokį visų epochų Lietuvos kariuomenės. Tai yra nuo priešaušrio Varingis mūsų, paskui eina vėlyvieji viduramžiai. Jie save vadina ir mes juos vadinam paskutinę LDK kariuomenę. Šiaip iš tiesų tai buvo paskutinis junginys iš LDK. Ir aišku, mūsų partizanai yra labai svarbi tematika. Mūsų sovietmečiu aiškino, kad mes esam kažkokia tai maža agrarinė šalis, graži, taiki ir taip toliau. Iš tiesų, tai nevelnio, mes mokėjom puikiai apsiginti, galbūt, nepasakysiu per garsiai, kad mokėdavom ir pažygiuoti į svetimas teritorijas, tai buvo pakankamai karinga tauta visą laiką. Ir vat būtent aš noriu tą timeliną padaryti, kad mes, įsivaizduojat, tai buvo pakankamai galingos kariuomenės ir mūsų partizanai kiek ilgai laikėsi po sovietmečio, tai, kodėlgi ne, reikia visą tai šviesti ir dabartinė šalia visiškai koreliuoja visą tai. Mindaugas, aš kaip tik ateinu derinti.